Nu, papuolė toks video, reiškia, Balyje savoje, toj eini ir sako, netgi ten demonai, ten tiek daug demonų, kad jie tave liečia, taip toliau, net jauti visą tą kvapą, smarvę, žodžiu, ten pojūčius, kad yra kažkokios būtybės, kurios tave veikia ir, žodžiu, netgi, nu, reiškia, ten privažiavo, privežė, taip toliau. Yra toksai variantas, kai tu, reiškia, esi infantilus vaiko protas viduje ir tu nežinai, kodėl tau nesiseka, kodėl tave riboja pasąmoninės programos, tu pradedi ieškoti kaltų. Ir štai tie tavo demonai, jie tampa realūs. Jeigu dar ypatingai padirbai su kažkokiu šizoteriniu, pavyzdžiui, hipnoterapeutu, kuris tau parodė prie vieno ar kito įsitikinimo būtybę kažkokią su ragais ar panašiai, reiškia, demoną kažkokią raudonom akim, ir jis patvirtino, kai yra toksai, egzistuoja ir tave valdo, rusiškai sūšnasti būtų. Ir, reiškia, tau tai patvirtino, tada tu pradedi bijoti ir tavo protas, jisai dakuria dar daugiau. Vat, pavyzdžiui, kažkada ir aš rašiau, nes iš tiesų taip veikia. Kai tu tiki, kad tave veikia, ateini, tarkim, į šventę tarp girtuoklių ir tu netgi pradedi jaustis blogai, nes tavo kūnas tą patvirtina, tau pasąmonė pradeda vykdyti tavo įsitikinimus. Bet štai veikia mūsų pasąmonė. Žmogaus protas pasigauna infovirusą, kad tai yra tiesa. Ir jo pradeda pasąmonė realybė patvirtinti, jisai pradeda jausti kažką tai nepaaiškinamo. Taip veikia mūsų tas organizmas. Ir kol jisai yra žmogus ne vientisas, reiškia, yra tos atskiros dalys, kai nėra vidinio centro, vidinio žinojimo, savo nuomonės, tada jisai dar vis, kaip sakant, ieško, kur tą savo bambagyslę prijungti, jisai ieško informacijos iš išorės ir kaip tik tai koks nors šizoterinis guru papuola, reiškia, su savo magijom, energijom, fantazijom, kortom, nužiūrėjimais, visais kitais dalykais, kurie prasikeičia su realybė. Žmogus pagavęs tokį infovirusą, jisai pradeda jį vykdyti pats. O taip jūs kadangi jūs esate kūrėjai savo realybės, tik tai jūs jos nekuriate, jūs kuriate iš išorinio šaltinio, ne iš vidaus, o iš išorės. Ir tokiu būdu jūs patiriate tas visokias būsenas. Tai pradeda jums ir nesisekti ir visa kita. Vien tik dėl to, kai jūs esate ten su 5-mečių nustatymais viduje savęs. Kol to dar kitas dalykas, neturite autoritetą ant savo pasąmonės, jūs negalite valdyti. Štai dėl ko paskui sako kokią nors būrėją. Kitam aš galiu ten padėti kažką pakeisti, savo ne. Na, tai štai, kad kitam prišikti į čakrą labai lengva, o savo, kaip sakant, reikia sugebėti su savim dirbti pirmiausiai. Kitam tai labai lengva, jūs visi hipnotizuojat ir, reiškia, beje, niekas nieko užhipnotizuoti negali, visada žmogus pats įsileidžia į save tą infovirusą. Tai va, iki, beje, nori registruokis nemokamai konsultacijai. Parodysiu, kaip tau ten, koks tai demonas tavo čakras, kaip sakant, uždarinėja, atidarinėja.